ką, atvariau į kanjoną, tai dabar ekskursija bus. Tuo viską parodysiu, kaip čia kas. Little bit cold. Tai tašytę pasiėmiau, waterproofinę, gerai, kad iš Lietuvos. Tai matysim, kai šį gerą. Beje, kaina buvo 300 000. Tai, sakyčiau, tikrai nebrangiai, 15 eurų. Taip. Kai individualiai, kaip man vienam, ir visą tai vyks, sakė, apie 2 valandas. Plius dar duoda nemokamai po to pavalgyti. Nu, į kainą įeina. Ir plius vandenuką dar. Visai gerai. Little bit climbing because it's deep here. Okay. It's very fine with one hand. Yeah, it's very different. Yeah, you okay? Yeah. I'm fine. Really deep for you? Yeah. Maybe me too. Sakė, kad biškį prigėriau vandens. Oh, I think it's waterproof. It's waterproof. Sako, gilu. Aš tai galvojau, kad nu, iki čia bus. Kaip dėjau niurką. Karoči. Na čia ekstremas geras. Nežinau, kiek čia kamera perduoda garsą. A lot of snake here or no? Snake? Yeah. Maybe yeah, but not in the water. Up on the jungle. Galima nusivaryti čia konkrečiai. Kai man patinka ekstremas, tai čia žiauriai gerai. Yeah. Fine. Šiaip labai gražūs vaizdai čia. Patinka. Little waterfall, yeah? Kaip gražiai išraižyti iš vandens. All this thing made water, yeah? Yeah. Natural. Yeah. Water. Lemba čia. Oi, tai gali įstrigti normaliai. Lemba, čia jeigu metras koks 50. Be careful, this rock here. Okay. Push. Yeah. It's strong. Oh, damn. Yes. Good. Thank you. Welcome. Bля, kaip čia gražu. Bet realiai reikia žinot, kur eiti. Nes čia gali tarp akmenų įlyst kojoje. Ir bus ne kažką. You want to take a photo? No, it's fine.
will take video. Perfect. Ką pirmas kanjonas done, sakė dar 2 bus tokio pačio sunkumo. Kad bežionis dar užpuls. Vaizdai gražus. Very wild, yeah? Wild, yeah? Not aggressive? Aggressive, yeah. Jis sakė, kaip atvinsta, realiai iki pusės uolų, čia viskas užsitvindo. O čia reikia labai atsargiai vaikščiot, labai jau čia galima prisgert. O aš dar galvau su drabužiais varyti. Nes galvau, čia per aplinkui pavaikščiosim, per akmenukus. Okay. Bet klydau. Wow, too many rocks here. All of our rocks. Oh. Bet čia ir srovė, kai kur neša. Wait. Stop, I run here. Blech, kaip pirštų. Jam net su. Go pas here. Ok. Sako, labai didelė srovė. Nu. Shit. Bля, but with one hand is more difficult. One hand. Dievai. Got the rock here. Ok. Vamos, realiai. Eini. Got the rock here. Be careful. This rock, you can touch? Yeah, I see. Oh. Srovė gerulė. Oh, rock. You good? Yeah. Vakar prigėriau. Vandens šiandien prigėriau. Gal tikiuosi tašė. Viskas tvarkoj. Viskas. Telefonai, pinigai, pasas. O čia kai dumbliais jis yra apaugę, tai ganėtinai slidu. With the rock. Okay. So jump, really? Yeah. Okay. Bля, čia kelias galima nusibalnuoti. Nes biškį į šoną ir jau viskas. Labai akmenys. Skubam, biškį į šoną paeini ir viskas iš karto akmenys. Aštrus. Ir kelią tai normaliai dėjau.
Čia kaip bėgt greitų tempų. Galim nusibalnuot konkrečiai. Kaip jums gerai, kaip dvi rankos. No rock, yeah? Tas mane tempia. Thank you very much, friend. Bet gerai, kad vanduo šiltas. Lianos. This is liana, yeah? Liana? Liana. It's impossible to clean uphill, or no? No. Like Mowgli. No, because not strong. It's not legal, that's very deep. Very deep. Yeah. But very muddy inside. Yeah. Mud. Dar aš po 5 somus reikia eiti. Eini ir bom, į akmenį. Tada gidu čia būtų paveikti, nes eitum kitų kelių ir viskas, jau ten galima nusibalnuot konkrečiai. Real jungle. Yeah. Aš jau galima pasisukt. If you want try, I Yeah. want push. Oh, there. Nice. Fine. Yeah, perfect. Yeah, oh yeah. Tarzan, yeah? Yeah. Fine. I like it. Good style. You? Okay. Put here, yeah? Yes. Žiūri geras tas suvirvėta, bemaž gal kaip plos visą nugarą į akmenis tuos, bet gerai padaryti, kad per vidurį pasileidai savo. Nu, žinokit, hibridai tikrai rekomenduoju. 15 eurų, tai realiai ne apie nieką. Hip jump! Va, šitas dalykas skirtas ryžių laukams, kad sudraikinti visus ir laistyti. Tačiau seni tie bananai jau nėra. This is papaya? Oho, kaip cukinija papajus. Čia kokios šventyklos pusės vidų. Tai kiekvienam realiai kieme. Nu, specialiai deginę žolę. Čia čili pipirai, sako, auga. O kaip karšta čia jiems. Nu, dar visai įdomi ekskursija pravedė. Papasakojo, kaip čia kas. Tikrai eilinį kartą rekomenduoju. Ramiai sau ir pasivaikščioti, ir pasideginti galima. Ir pasiplaukėjau. Visai pasaka. Čia jau paaugę ryžiai. Realiai ką pasakoja, kad mažiukai ryžiai auga bendrai iš viso 3 mėnesius. Tai realiai nuo tokio, dar mažesnio. O, kaip čia gražu. Ir beveik va kitokio dydžio užauga ir dar va šitiems būtent nuokoks ir viskas, jau galima juos pjauti. Bet mes jau ir artėjom link pabaigos. Šiaip tikrai verta. Tai, kaip sakiau, pavalgysiu ir keliausim dabar į kitą dieną. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Pasimatysim kitą dieną. Iki.